puikioje salėje pradėsim mūsų šios dienos renginį, susitikimą, diskusiją. Taip ir pranešėjų, galite pirmas eilės kol kas užimti, pakviesiu. Super. Tai labą dieną visom ir visiems. Noriu Jūs pasveikinti šios dienos mūsų diskusijoje. Prašom, prisijunkite, nebijokite ir arčiau ateiti, kad viską matytumėt ir girdėtumėt, ar ne? Tai norėčiau galbūt pradėti nuo to, kad Jungtinės tautos sako, jeigu norime pasiekti darnaus vystymosi tikslus ir užtikrinti lyčių lygias galimybės iki 2030, ką mums liko, pasiskaičiuokime, nei daug nei mažai 6 metai, tai turėtumėme pradėti rimčiau investuoti į priemonės skatinančias lyčių lygybę. Šiandien ir jūs, ir aš, ir mes visi kartu kaip grupė jau pasirinkome investuoti brangiausią savo resursą, savo laiką į lyčių lygybę, ar ne? Ir diskusijoje mes šiandien kalbėsime apie tai, kasgi daro įtaką lyčių stereotipams, kokios priežastys lemia netolygų moterų ir vyro atlygį ir karjeros galimybės. Labai svarbi tokia administracinė informacija, matote štai tame kampe slaidau.com nuorodą. Viso renginio metu galite nusiskanuoti kodą ir užduoti klausimus. Klausimai bus, kai užduosite per slaidau programėlę, anonimiški. Vadinasi, nežinosim, kas klausia, bet matysim jūsų klausimą. Kita galimybė klausti yra, išklausius mūsų pranešėjų ir diskutantų, tiesiog pakelti ranką. Turėsime šonuose mikrofonus, pakeliate ranką, prisistatote, paklausėte. 2 galimybės, svarbiausia klausti nėra. Šiandien susibūrėme, kaip ir iš erdvės matome, Užsienio reikalų ministerijos iniciatyvos dėka. Todėl su džiaugsmu norėčiau pakviesti sveikinimui ministerijos kanclerę Ingą Černiuk. Prašau, Inga, žodis jums. Galime paploti, kol Inga eidavo, iškart apšilimui. Tai prašau. Dabar sveiki, dabar girdžiuosi. Ir sveikos, iš tikrųjų, nes pripratę sakyti tą sveiki. Kolegės prašė papasakoti istorijų, nepasakoti nuobodžių dalykų, tai turiu 2 istorijas ir 3 skaidrės. Toks trumpas anonsas. Pirma mano istorija būtų turbūt apie tai, kad mes kalbam apie lyčių lygybę. Esam čia šiandien todėl, kad turim darbinį kontekstą, ar ne, kaip mes darom karjerą, irgi yra labai svarbus aspektas. Tai mano pirma pažintis su praktiniu šio klausimo aspektu prasidėjo dar man dirbant energetikos ministerijoje. Tuo metu dar buvau teisės skyriaus vedėja, neseniai perėjusi į tą šviežiai įkurtą ministeriją. Na ir norisi visada pastiprinti savo kolektyvą. Ir į savo kolektyvą pasikviečiau buvusią kolegę ateiti į teisės padalinį. Na, o ministras tuo metu buvo Arvydas Sekmokas. Jisai labai mėgdavo pakalbėti tiesiogiai su žmonėmis. Ministerija buvo mažutė, tuo metu ten 40 kažkiek žmonių, tai atrinkti ateinantį žmogų labai pakalbindavo, mėgdavo pats. Ir sako, gerai, tegul jinai ateina pasikalbėti. Ir mes suderinom pokalbį su ministru, su ta kolegė. Pirmadienį pokalbis turi vykti. Šeštadienį man skambina, žinai, sako, aš laukiuosi. Blemba, aš pati šviežiai iškepta vadovė, šviežiai iškeptoj ministerijoje. Ir dabar man po 6 mėnesių reikės ieškoti naujos. Ir reikės vėl iš naujo integruoti. Ir energetika nėra pats lengviausias dalykas iš teisinės pusės pažinimui. 150 abejonių. Ir namuose savo vyrų išsakau visas tas abejonės. Ir jis taip mane žiūri, sako, tai jeigu jūs moteris pačios nepalaiko, tai ko jūs iš mūsų norit? Nu gerai, tada galvoju, ką čia daryti su darbovietė. Ateinu pirmadienį pas ministrą ir sakau, nu taip ir taip, kandidatė ateis, taip ir taip, bet nelaukiasi. Ir ministrė, šeima yra labai svarbu. Ir aš tokias 2 pamokas gyvenimo gavau tuo momentu, kad taip man atrodė, kad čia toks ribojantis veiksnys ir tau kaip karjeros prizmei, galvojant, kad jo, nereikia šitos patirties, gal geriau integruoti kažką, kas nesilaukia, bet tuo metu gavau tokią pirmą gyvenimo pamoką ir gavau iš tų 2 vyrų, kurie buvo šalia, iš savo vadovo ir iš savo vyro. Tai tokia trumpa istorija įžanga jau dabar apie šitą sistemą, kurią šiandien susirinkome, apie mūsų diplomatinę tarnybą ir kelis faktus, kaipgi mes atrodome bendrame kontekste. Tai turim daugiau tų moteriškos lyties atstovių, kaip matote, 664 moteris ir 445 vyrai. Bet čia, sakant, skaičiai patys savame nieko nepasakantis, šalia yra kita skaidrė, kur pasako, kur daugiausia tų moterų nusėda. O daugiausia tų moterų nusėda žemiausiose pareigybėse. Pavyzdžiui, atašė konkursą atėjo 2 daugiau
moterų negu vyrų. Vyriausių specialistų lygmenyje šita tendencija yra 3-4 kartus praktiškai skiriasi šitose specialybėse esančių moterų kiekis nuo vyro. Tai taip, mes jų turim daugiau, bet mes jų turim daugiau žemesnėse pareigybėse. Ir dar viena iliustracija, vadovaujančios pareigybės, klasikinė iliustracija. Tai jeigu skyriaus vedėjo pareigose iš tų daug atrinktų merginų mes dar turime dvigubai daugiau negu vyrų vidurinėme lygmenyje moterų, tai top vadovose, tai yra departamentų direktoriuose tendencija yra išvirkščia. Dvigubai daugiau vyrų negu moterų. Ambasadoriai 3 daugiau vyrų negu moterų. Vėlgi patys savaime, ką tie skaičiai galėtų mums sakyti, visi norime siekiame pagerinti šitą dinamiką, bet man labai iliustratyvus buvo pavyzdys vienos kolegės iš Urmo departamento pareigų vadovės išvažiavusios į ambasadorės. Po kažkurio laiko mes susitikom Austrijoje, sakau, nu kaip Lina sekasi. Sako, šiaip būtų viskas gerai, tik žmonos labai trūksta. nes iš tikrųjų tai yra apie tai, o kokią tu paspirtį gauni. Ir čia yra va, ta skaidrė, kur išvažiavimas su sutuoktiniu, jinai yra iš tikrųjų labai išraiškinga ir ta dinamika, kur turėtų pasaulis, kalbant apie diplomatinę tarnybą, labiau atsisukti ir ką pažiūrėti, tai kokias sąlygas mes sukuriam išvažiuojančioms vienoms moterims, net ir vieniems vyrams iš tikrųjų, nes tos paspirties, jeigu ypač išvažiuoja su vaiku, jos reikia daugiau. Reikia, kad kažkas ir vakarienę paruoštų, jeigu turi priėmimą, reikia, kad kažkas ir vaiką iš mokyklos atsimtų, jeigu jis to amžiaus, kai dar reikia atsimti, galų galia vis tiek to rūpesčio daugiau. Tai įdomu, kad pavyzdžiui, Jungtinės tautos turi vienišo asmens tokį papildomą bonusą, jeigu jie išsiunčia savo atstovo kažkur pasaulyje dirbti Jungtinėms tautoms, tai 6% papildomai jam prisideda prie kompensacijos vien tik tais už tai, kad jis yra vienišas ir jam tikėtina reikės vienam rūpintis tuo ūkiu, ypač turint vaikų. Tai tokia tai vat, mūsų dinamika. Klausimas, kodėl, tai bus diskusijos klausimas, bet kaip žadėjau, 3 skaidrės, 2 istorijos, antra istorija. Šiemet, jau pernai lankėmės darbo reikalais Amerikoje, kaip gina nusifotografuoti prie šito daikto. Charging Bull, New York'e, net pažįstat, prie biržos prekybų stovi. Ir simbolizuoja atsikūrimą, veržlumą, ką tik nori ir be abejo jo dydis ir netgi kur reikia nusipaveiksluoti, žinot? Visa tai yra puikus iliustratyvus simbolis mūsų vakarietiškos visuomenės, kuriai dar yra ties kuom padirbėti. Nes kita skulptūra, kurios mes ieškojame New York'e ir kuri kažkada stovėjo priešais šitą Charging Bull, buvo šita, Fearless Girl. Tai tą mergaitę mes ieškojom, nežinau, kokias 20 minučių, gal pusvalandį, nors iš tikrųjų nestovėjo gretimoje gatvėje. Bet lyjo, buvo daug žmonių. Ir ta skulptūra yra va tokio dydžio. Mes visą laiką pro ją praeidavom, jos nepamatydavom. Tai mes jau vietinius ten išsiklausinėjom, nu tai kurgi jinai. Ir jeigu ne mūsų personalo vadovė, kurios atkakliai norėjo nusifotografuoti prie šitos mergaitės, turbūt būtume neradę, o tai ten didelis džiaugsmas blaškytis per lietų po New Yorką. Nu ne. Bet vis tiek jinai labai norėjo ir mes radom ir nusifotografavom. Tai vat kol dinamika mūsų visuomenė bus tokia, kad Fearless Girl reikės atkakliai ieškoti, o prie Charging Bull reikės fotografuotis ir eiliai atstovėti belio kokio didumo. Na, tai to simbolizmo tokio tikrai dar turėsime. Taip, ta dinamika keičiasi. Žiūriu dabartinius, nežinau, animacinius filmukus. Tai jau ten dar Princesė Ryterė, ten Powerful Girls ir panašiai. Tai kažkiek to darbo visuomenė padarys pati. Bet tikrai turime ir mes padėti ir atkreipti į esminius dalykus savo dėmesį, akcentus, planuojant karjeras, kalbant apie tai, kodėl taip yra dalykai ir ką galim daryti kitaip. Tai geros diskusijos. Ačiū labai Jums, buvo Inga Černiuk, Užsienio reikalų ministerijos kanclerė. Nuostabu, aš prisimenu Fearless Girl ir iš tikrųjų galvojau, kam stovėto eilėje milžiniškai, kai galima geresnė fotografija ir su mažiau žmonių. Tai ačiū Jums, Inga, už pristatymą. Ir dabar norėčiau pakviesti šalia savęs atsisėsti mūsų puikiuosius diskusijos dalyvius ir dalyvės. Tai pradėsiu nuo Jolantos Balčiūnienės, Lietuvos ambasadorė UNESCO. Prašau, Jolanta, ateikite pas mus. Toliau pakvieskim Justiną Jakštienę, socialinės apsaugos ir darbo viceministrę. Prašau, Justina. Matot, kaip koncerte, dar nepakalbėjom ir paplojo žmonės, iškart nuotaika tokia
geresnė. Toliau prie Justinos pakviesiu atsisėsti Deividą Rafanavičių. Tai Deividas yra vadovaujantis partneris, CEO, TMD Partners įmonėje. Deividas taip pat yra klientų valdymo ir aptarnavimo srities ekspertas, komandos formavimo ir vystymo konsultantas. Sveiki, Deividai. Toliau pakviesim prie Deivido atsisėsti profesorę Margaritą Šešelgytę. Taip, paplokime. Margarita yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė. Ir Margaritos sritis domėjimas yra saugumo ir gynybos politika, užsienio politika ir lyderystė kaip tik į šios dienos temą. Tai prisėsiu ir aš, ir prieš pradedama dar irgi noriu paskatinti. Nebijokit klausti, štai ir ministerijos kanclerė savo istorijomis ir pranešimu, man atrodo, labai toną uždavė, kad pozityvus renginys, dalinsime savo istorijom, praktikom, tai tikrai jauskitės laisvai klausti. Tai pradėti norėčiau štai nuo ponios Jolantos, sėdite šalia manęs, arčiausiai. Jolanta, skaičiau aš jūsų biografiją, tai ambasadorystė Prancūzijoje, Italijoje, Andoroje, nuo 21 metų UNESCO, tai iš tikrųjų diplomatinėje tarnyboje patirtis jūsų yra tikrai įspūdinga ir norėčiau jūsų paklausti, gerbiama Jolanta, pasaulyje vis dažniau girdime tarsi, taigi viską moteris turi, visos tos teisės yra, ko jos dar čia nori ir panašiai. Gal iš tikrųjų nebeliko jokių iššūkių lyčių lygybės srityje diplomatiniai tarnyboje? Gal mes čia kažkaip veltui viską jau turim, ką čia kalbam? Kaip jums atrodo, Jolanta, ar dar matote tų iššūkių? Tai šiaip visų pirma, man labai yra nejauku, nes aš jaučiuosi kaip mokykloje, kai iškviečia prie klasės ir visa klasė. Žodžiu, nes aš esu prieš kolegas, kurie labai gerai žino, kaip viskas yra iš tikrųjų. Aš manau, kad man nereikia net atsakinėti. Atsakymą davė kanclerės lentelė. Ir diplomatinė tarnyba nėra išimtis. Moteris yra tos bitės, kurios dirba, šluoja, kai ten reikia kažką tvarkyti, iškuopti, ten pavaduoti. Tai jos labai yra geros. Bent jau tokia yra tradicija, bet čia yra daug platesnis klausimas. Bet kada pradedama kalbėti apie postus, tada sako, jin tokia labai gera, tokia, bet nėra va to, reiškia, ir tas tai tada ateina vyrai pas mus. Ir tai susiję su daug, reiškia, dalykų. Aš manau, kad visų pirma, nepaisant mūsų išorinio ir pasiekimų buvusių labai aukštus postus vadovų, reiškia, moterų ir taip toliau, mūsų visuomenė vis dėlto yra gan konservatyvi. Moteriai keliami labai dideli reikalavimai ir vienas iš reikalavimų, kaip be šokiruojančiai tai neskambėtų, tai yra fizinė, reiškia, išorė. Aš niekada negirdėjau, kad būtų, pavyzdžiui, komentuojami ten vyrai ir taip toliau. Pas mus moteris turi būti graži, protinga, darbšti, kukli, žinoti savo vietą. Pageidatina neišsišokti, nejokauti, kažkokiam posėdį, ką nors pasakyti, vis sakom, ką jinai dabar čia pasakys, reiškia. Jinai dar ir kalba ir dar kartais kažką. Tai aš utriruoju turbūt, bet iš esmės manau, kad kiekviena iš mūsų esame susidūrę vieno ar kitų savo gyvenimo etapų. Nežinau, pakelkit ranką, kas nėra su to susidūręs. Keista. Ir taip, kad yra ką veikti ir matėme lentelėje, kad iš tikro moteris užima, sakysim, tas žemesnės, reiškia, pozicijas. Ir sakyčiau, ne tik dėl ir auklėjimo ir taip toliau, taip pat yra milžiniška konkurencija. Mes gyvename bendrai labai nervingame amžiuje. Visuomenė privalo, tiesiog jinai yra stumiama visą laiką prisitaikyti, keistis, prisitaikyti, nebegali kaip 19-20 amžiui ramiai gyventi, ten pokyčiai vyksta per 10-20 metų ir taip toliau. Mes faktiškai visą laiką streso būsenoje. Ministerija yra labai konkurencinga vieta ir į tą konkurencingą vietą, kurioje paprastai vyrai mėgsta kautis ir taip yra gamtos sutverta, nes aš nemanau, kad lytį pasirenkame, galima, bet tai yra išimtiniai atvejai.
yra tam tikri psichologiniai, reiškia, na, sakysime, charakteristika psichologinė vyrų ir moterų. Ir į tą kovą, reiškia, dar išeina moteris. Nu, ir dar tau sako, nu, taigi reikia ten paskirti kvotas arba dar kažką tai ir taip toliau. Mes nesame nei, reiškia, nu, nei kažkokie tai neįgalūs žmonės ir taip toliau, ir taip toliau. Aš taip galvojau, kai buvau jauna apie kvotas. Bet dabar aš manau, kad tos kvotos gal būtų visai neblogas dalykas. Reiškia, čia kaip Christine Lagarde sakė, aš sakė, kai buvau jauna, tu pradėjau karjerą, sakė, aš galvoju, nesąmonė mes, nu, kažkokio kvotos, kas mes kažkokie vargšai ten karučiuose. Ne, čia tu viską savo, reiškia, galva, jėga, ten darbštumu ir taip toliau. Ne, tai konkurencinė, reiškia, aplinka labai, labai arši ir, sakysim, tam tikri, nu, tiesiog moterų natūralūs, reiškia, nu, refleksai. Pavyzdžiui, kai tau sako, ten, oi, kokia jūsų ten įspūdinga karjera. Mano pirmas refleksas sakyti, ką jūs, nu, ne, aš čia taip, nu, taip kaip visi, čia nais yra, ten tų ambasadorių ir yra moterų ir taip toliau. Turbūt, nežinau, 90% vyrų sakytų, taip, aišku, čia nais taip. Yra, pavyzdžiui, giriama, ne, kas nors, tu sakai, koks puikus darbas ir taip toliau. Tai moters, aš kalbu apie normalią moterį, ne traumuotą, ne nervingą, ne isterišką. Jis sakys, oi, ačiū, tai čia mes visi padarėme, štai čia mano komanda, čia mes kaip visi dirbame. Paprastai, kiek man teko girdėti vyrų reakciją, dažniausiai būna sakant, jo, aš dirbau, ten viską padariau ir taip toliau. Ta prasme, diplomatinė tarnyba, bendrai čia galima būtų daug apie ją kalbėti, jinai turi tam tikrų bruožų kaip statutinės tarnybos. Yra tam tikras spektaklis, yra tam tikri ženklai, yra tam tikras net susitikus pirmam susitikime, tu faktiškai turi kelias sekundės įvertinti partnerį. Mes visi diplomatai ir žinome, kaip tai yra, reiškia, svarbu. Yra tam tikras kodas. Ir moteris labai dažnai, jinai tiesiog, jinai privalo elgtis kaip vyras. Tu negali ten sakyti, oi, kaip faina. Nors tau labai norisi elgtis kaip su mielai ir taip toliau, tu labai dažnai, na, turi žaisti vyrišką žaidimą. Ir kitas dalykas, reikia pasakyti, kad moteris mielai tai daro. Yra mūsų, sakyčiau, aš nenoriu kartoti Albright šito sakinio apie pragaro vietą, kurioje turėtų būti moteris nesolidarios su kitomis, bet aš manau, kad jis labai yra teisingas. Iš tikrųjų, moteris nepakankamai yra solidarios. Vyrai dėja yra daug solidaresni. Tai jeigu rezumuojant mano ilgą monologą, tai sakyčiau, kad, nu taip, yra. Taip, ačiū labai Jums už pasidalinimą ir tą citatą. Aš galvoju, čia reiktų kokių marškinėlių gal panašiai pasidalinti kartais užsidėti, bet iš tikrųjų yra apie ką pamastyti. Ir štai ir Jūs, ponia Jolanta, šiek tiek užsiminate, tai norėčiau, kad mikrofoną perduotumėt savo kolegijai, vat kaip klasiai čia, kur šalia sėdi, tai kartu sėdėti lengviau prie tos lentos. Justina, jūs savo darbe iš tiesų imatės jau kurį laiką tikrai lyderystės moterų su negale temoje. Ir kai galvojame apie lyderystės veidą, gal galite pavyzdžių pateikti, nes kartais atrodo, kad tas ir moterų lyderystės veidas juk nehomogeniška moterų lyderių grupė. Ar joje tikrai užtenka vietos visiems, ar mes turime tas pačias kovas kovoti, ar ne, kaip moterys, kaip grupė, ar yra visgi, kur dar galim pasitemti, gal galite ir pavyzdžių tam tikrų pasakyti, prašau. Taip, laba diena visiems. Tai pirmiausia, iš tikrųjų noriu dėkoti Užsienio reikalų ministerijai už šią temą, už šitą renginį, kuris yra socialiai labai jautrus, bet iš tikrųjų padeda tą lygių galimybių arba moterų lyderystės ir galimo temą matyti kaip horizontalę. Nes iš tikrųjų daug metų tai dažniausiai buvo matoma kaip socialinės politikos dalis. Tačiau nuo 20 metų ši tema, apskritai lygios galimybės, yra diegiama į visas strateginius planus, plėtros programas ir įvairius
kitų ministerijų, įskaitant ir vidaus reikalų ministerijas, kur atrodo taip nelabai moteriškas rytis ir tokiu būdu mes kaip ministerija labai konsultuojam kitas ministerijas ir kitas įstaigas būtent lygių galimybių ir vyrų moterų lygybės temomis. Tai tokiu būdu mes didinam tą, sakykime, žinomumą šito klausimo, integraciją į strateginį planavimą iki 30, iki 50 metų. Mes žinom tuos tokius tikslus, galų gale priemonės, investicijos ir visi šitie galbūt mažiau įdomus dalykai. Bet grįžtant prie temų, taip, kryžminė arba persikertanti diskriminacija yra gerokai didesnė diskriminacija negu tiesiog vyrų moterų lygybės klausimas, ar ne? Ir jeigu yra moteris turinti negalią, galbūt dar prie to mes turime ir vyresnį, o galbūt ir pensinį amžių, galbūt prie to rinkinio mes turime ir, galbūt pabėgėlio statusą, ar ne, arba migranto statusą. Ir tokių iš tikrųjų persikertančių diskriminacijų viename asmenyje gali būti daug, kai ta diskriminacija tikrai slegia ir tikrai tampa kartais ir nepakeliama našta. Ir iš tos pusės kitos aš iš tikrųjų matau, kad tokiu būdu mes žlugdom žmogaus potencialą mūsų visuomeniai kurti didelę pridėtinę vertę, toj pačioj darbo rinkoje dalyvauti ir galbūt dalinti savo kitoniškumu. Mes visi esame iš esmės kitokie, skirtingi. Dažnai negalę mes kalbam, skirstom žmonės su negale, žmonės be negalios. Mes visi turim individualių poreikių. Ir tas skirstimas, aš iš tikrųjų mano tokia svajonė arba vizija, išeinant iš dabartinės negalios reformos ir žiūrint į ateitį, kad neturėtų būti kažko skirtingo. Kad iš tikrųjų ar darbo vieta, ar švietimo sistema, ar galbūt mūsų visuomenė to net neturėtų būti pastebima, nes iš tikrųjų turėtų integracija ar įtraukumas būti maksimalus. Bet šiandien iš tikrųjų moterų su negale tikrai patiria labai didelę diskriminaciją ir smurtą. Moteris turinčios psichosocialinę negalę tikrai yra vienos, prieš jas smurtaujama labiausia. Ir mūsų smurto orderis ir tos visos pranešimų, sakykime, skaičiai paleidus arba įgyvendinant smurto orderį, per pirmas savaitės mes gavom 1000 pranešimų dėl smurto ir tokiu būdu mes iš tikrųjų pradėjom apčiuopti, kas buvo anksčiau neapčiuopama, bet realiai vyko artimoje aplinkoje. Nemaža dalis moterų turinčių negalę, moterų ir mergaičių turinčių negalę. Ir iš tikrųjų mes tokiu būdu pradėjom reaguoti į tas kraštutinės situacijas ir įgyvendinti tuos svarbiausius mūsų sisteminius vykdyti pokyčius, bet, kuo norėtųsi irgi pasidžiaugti, mes visi žinome EIGES indeksą, kuris per 1 metus, nuo 22 iki 23 metų šoktelėjo 4 punktais, ne procentas, kas yra labai labai daug. Ir moteris Lietuvoje yra tokios, sakyčiau, labai stiprios sveikatos indekso dalyje, stiprios pinigų indekso dalyje, stiprios darbo indekso dalyje. Ir mes tikrai žinom, kad Lietuva yra pirmaujanti ES pagal moterų skaičių moksle ir technologijose. Mes pasiėmę Sodros duomenys irgi matom, kad moterų darbo užmokestis yra viršiantis vyrų darbo užmokestį finansų sektoriuje. Tai tų tokių labai pozityvių pavyzdžių, lyginant su kitom ES šalim, mes tikrai turime ką parodyti, pasidžiaugti, įgalinti. O mano misija iš tikrųjų įtraukti moterį su negale į darbo rinką. Kartais moteris su negale turi vaikų ir turi taip pat negalę turinčių vaikų. Ir jų atėjimas į darbo rinką reikalauja socialinės politikos, sveikatos, švietimo sistemos ir apskritai ekonominės sąrangos, tokios, sakyčiau, sinergijos. Kad visos sistemos turi suveikti, kad žmogus būtų, ne pakraštyje, bet iš tikrųjų darbo rinkoje. Ir iš tikrųjų, aš esu tikra, kad švietimas ir darbas kūrė pasitikėjimą savimi labai stipriai. Tai tokiu būdu žmogus tampa finansiškai savarankiškas, ir pasitikė savimi. Ir tas visas diskriminacijos dalykas labai stipriai susijęs su pasitikėjimu savimi. Ir drąsa tose momentuose, kai diskriminacijos apraiškos atsiranda, tiesioginės ar netiesioginės, pasakyti stop. Pasakyti tai drąsiai, pasakyti, kad aš su tuo nesusitaikau ir tokiu būdu keisti nuostatas. Žinot, aš taip kartais sakau, mano didžiausias pasitenkinimas gyvenime yra, kai galiu sulaužyti kokį nors stereotipą. Ir tie stereotipai jie visur gali būti negalios temoje, lygybės temoje, migracijos temoje ir tas stereotipų laužimas, jisai tikrai vyksta labai dažnai. Ir su ta politika, kurią mes judam šiandien, netgi yra smagu, kai po pokalbio su žmonių grupe matos, kaip pasikeitė požiūris. Ir va tada yra tas toks pats svarbiausias dalykas.
Tai, na, taip, negalios tema visuomet yra turinti labai daug iššūkių, bet kur iššūkiai ten yra galimybės. Negalios žmonių įsitraukimas į darbo rinką, jisai auga, jis nedidelis, bet iš tikrųjų įsitraukusiems žmonėms į darbo rinką žmonės yra labai lojalūs, labai myli savo darbą, labai saugo savo darbo vietą. Ir aš manau, čia yra tikrai nemažas potencialas, kurį mes turime matyti. Justina, dar minėjot, kad labai dažnai mėgstat laužyti stereotipus. Gal pamenat, kokį paskutinį sulaužėt, arba koks jūsų mėgstamiausias sulaužyti stereotipas, gal toj pačioj negalios tėvoj turit, kur, nu, bet visiems norėtumėt pasakyti, nu, prašau, nebesakykime, arba kažkaip nebedarykime, gal turi tokį. Ir negalios sritis, apie kurias mažai diskutuojama, net negalios politikos, bet apskritai tos temos sritis, pavyzdžiui, negali ir mada. Kai mums visiems atrodo mada yra mada ir visi čia turim, sakykime, kažkokį standartizuotą tą drabužį, bet suprantat, kad žmonės su negale ar moteris su negale taip pat nori, tarkim, irgi puoštis ir būti moterimis. Ir tas drabužis jis turi būti šiek tiek kitoks. Ir tai yra tas ne tiek stereotipas, bet truputį nauja erdvė tiek ekonominės veiklos sektoriam, tiek mūsų požiūriui, kad, na, žmogus gali tiesiog negalėtų užsisegti sagų. Ir tas drabužis turi būti kitoks, kuris padėtų galbūt ar ten magnetai ar kažkas kitas. Bet šitoje vietoje mes iš tikrųjų matome, kad tada tie drabužiai jie yra daug patogesni mums visiems. Ir dažniausia, kas yra patogu žmonėms su negale, patogu mums visiems gerokai. Ir tokių pavyzdžių buvo ir yra labai daug. Kai kažkas pritaikoma žmogus su negale ir greitai visi pradeda to naudotis, įskaitant ir, kaip pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba, ką mes jau esam reglamentavę. Aš jau girdžiu, kad tam tikri teisės aktai, kurių santraupos parengiamos lengvai suprantama kalba, žmonės visi pirmą atsidaro lengvai suprantamos kalbos dalį, lik santrauką, paskaito, ar man aktualu, ir uždaro, ir neaktualu, ir tuomet mes taupom laiką. Tai čia tokių iš tikrųjų klausimų yra labai daug. O laužimas, man dabar paskutinis tikrai labai smagus grįžimas tas į darbo rinką. Šitų stereotipų laužimas, kad, na, moteris, vyresnio amžiaus, galbūt turinti negalę, ar ten vienokią ar kitokią, ir negali kažkodėl dalyvauti rinkoje, darbo rinkoje. Ir iš tikrųjų, kaip parodai, kad gali, ir labai gerai gali, ir tikrai darbdavys tikrai su džiaugsmu įdarbina. Tai vat, tų laužimų yra labai tikrai daug ir kasdien. Super, ačiū Jums labai, Justina, tikrai, jeigu daug kas turėtų tokį hobį laužyti, tai, man atrodo, lūžtų čia viskas greit, kas reikia. Ačiū, perduokite šalia esančiam Davidui. Davidai, Jums klausimą. Nu, neretai, o gal net ir labai dažnai girdim, kad lyčių lygybė. Tai moterų klausimas, tai deleguosim daugiausia moteris ar panašiai, tai Jūs, Davidai, esate asociacijos lyderė valdyboje, tai asociacija turi turbūt dabar jau daugiau negu 180 moterų, valdyboje irgi dauguma moteris. Man labai smalsu, kaip Jūs nusprendėte ten prisijungti ir ar tikrai tas lyčių lygybė lygų moterų teisų klausimas? Sveiki visi. Tai nėra tokio gal matyti, kad labai lengvo arba paprasto atsakymo. Jame yra visas sąrašas gal tokių dalykų, kur aš taip viduje galvoju, kiek čia nesto laiko užimti atsakinėjant, bet pradedant nuo tos frazės, tai aš galvoju taip labai egoistiškai, kad yra vienas iš lengvesnių būdų, kaip gauti tą vietą rojuje. Tai būnant vyru ir padedant moterims arba dirbant šitoj temai, tai čia matyt, kad vis tiek ta eilė į tą rojaus įėjimą bus trumpesnė, matyt, kad berniukiška, tai aš kažkaip tai galvoju, kad čia toksai mano būdas, kaip ten to pasirūpinti. O jeigu rimtai, tai aš esu užaugęs arba savo profesinę karjerą pradėjęs nevyriausybinėse organizacijose, jaunimo organizacijos, tada platesnės nevyriausybinės organizacijos, tai aš visą laiką kažkur atiduodu savo tą dalį laiko, nes tai yra tas, kas mano karjerą kūrė ir stiprino, ir tada matyt, kad buvo tas laikas tokio svarstymo, tai čia šuniukai, kačiukai prieglaudos, tai čia tada maisto bankas, tai čia kažnais. Ir 20 metais tam COVID aplinkybėse man gimė dukrytė. Ir kažkaip atėjo toks suvokimas, kad bet čiagi gera forma, kaip ir atiduoti tą grąžą nevyriausybinėms organizacijoms ir tuo pačiu pasirūpinti, kad kai tam prabėgs tam tikras metų skaičius, mano dukra jinai būtų toj kažkokioj aplinkoj, kuri lygiavertiškesnė, kuri tenais, nežinau, sąžiningesnė arba dar kažkaip tai. Tai aš taip tokio tėviško, nežinau, rūpesčio gal dar aplinkoje kažkaip sugalvojau, kad šiandien yra gera forma arba geras būdas šitoj temai būti ir matyti, kad yra ir ta verslininkiška gyslelė, taip pažiūrėkit, kaip viceministras sako, kada žinai, kad visi strateginiai dokumentai jie yra lydimi šito fono,
tai matyt, kad daug proto nereikia, suprantant, kad o sekančiuose ten 10, 20, 30 metų su kuo tvarkysis reikalus verslo srityje. Tai kodėl tada nebūti ten, kur tam tikri dalykai pradeda rastis, nes man atrodo, kad jeigu mes visi būtume žinoję ten x metų atgal apie kriptovaliutų brangimą, jau būtume ten buvę, ne? Bet toksai, tai va čia man atrodo, kad yra ta dalis, kur jeigu skaitai, jeigu domiesi, jeigu supranti ir jeigu pozicionuoji save kažkokio tokio ilgalaikiškesnėje perspektyvoje, tai aš nesuprantu, kodėl tų vyrų ten tiek mažai. Tai toks man absoliučiai nesuprantama, nes visi ženklai rodo, kad reikia čia būti. O Deividai, sakot, kad ir jums, bet gal jūs iš artimos aplinkos, ar buvo, kad ar paskatinot prisijungti, ar panašiai, gal girdėjot kažkokį grįžtamą ryšį, kaip tu čia toj valdyboje, gal kokių ar juokelių, ar kažką, gal visgi pasakė vienu ar kitų dalykų, kur galvojat, gal dėl to iš dalies neprisijungė? Aš nežinau, toks gal kažkokio, čia matyt, kad irgi vienas iš tų stereotipų, kuriuos gal būtų galima laužyti. Nes jau tada, kada ateina tie vaikinai arba vyriškiai mano aplinkos draugai į renginius, nes vis tiek tų renginių jų vyksta, tai tada būna toks, geras, tai kaip čia fainai. Tai aš sakau, bet aš 5 metus sakau, kad čia ne tik tai fainai, bet ir prasminga, ir vertinga, ir reikalinga. Tai tokio, gal tik tai yra, tokio, kas bus tas, kas tą pirmą žingsnį padės žengti, kas bus tas, kas parodys, mes taip sakom, tai vyriškai visuomenė, arba taip kaip ambasadorė sako, kad vyriškos kultūros, bet man atrodo, kad tas atkeliauja taip labai istoriškai, nes, nežinau, tie 100 metų atgal, tai buvo, kad labiau ta vyriška lytis tvarkė reikalus ir tada gavosi, kad aplinka, kuri yra vadinama dalykinė, yra asocijuojama su vyriška. Ne? Man tada atrodo, kad tiesiog priimant, kad dalykinė aplinko yra tam tikros dalykinio elgesio normos, jos laisvai gali būti daromos vienų arba kitų žmonių. Ir matyt, kad aš savo aiškiai suprantu, kad ateidamas iš mokymų, konsultacijų ar ten renginių srities, tai aš esu visiškai iš moteriško biznio. Ir ten 20 plus žmonių ofise, absoliučiai pas mus yra moteriškas kolektyvas, su labai nedaug vaikinų. Tai aš tą kaip vadovas labai gražiai matau, kad kai mes darom atrankas ir nėra jokio, nežinau, paslėpto konteksto, bet jeigu yra klausimas, o koks yra lūkestis atlygiui, kodėl jos prašo mažiau. Tai toks, taip pat kažkaip toks, ir tada aš savo suprantu, kad kadangi aš neremiu ir nepalaikau tos idėjos, tai tada mūsų organizacija yra ta, kuri iš savęs sako, kad atlygio rėžė arba normos pas mus yra tokie. Ir tikrai yra buvę tų istorijų, kur moteris sako, aš norėčiau arba tikėčiausi tiek, o tada aš pokalbio sakau, bet pas mus bus daugiau. Ir toks, bet man kažkaip norisi, kad tam tikri tokie veiksmai arba darbai ją būtų padaryti tokie, kad moteriai gal net nebūtų tos aplinkos arba aplinkybės galvoti arba tam bandyti atspėti arba pataikyti arba pasakyti. Ir toks, tai yra irgi vienas iš būdų, kaip gali tą lygybę arba kažkokį tai lygiavertiškumą kaip organizacija arba kaip organizacijos tam tikras atstovas atnešinėti. Tai aš sutinku, ta pasitikėjimo dalis jinai yra ir toks keistas reikalas, bet jinai dažniau būna ta, kur tiesiog toj pačioj situacijoje skaičius skamba mažesnis, o kartais būna tokio turbūt jau visiškos drąsos, tai kaip šauna, nežinau, kartais daugiau. Gerai. Bet nėra man to kito kelio, kaip tik tai eliminuoti tą aplinką, kuri užduotų klausimą, o tada nuo organizacijos pusės sakyti, kad žiūrėkit, yra šitaip. Ir tada lygiai taip pat su draugais ir su vaikinais. Tai būkit, ateikit, matykit, dalyvaukit, įsitraukit, nes šiaip bare taigi šnekam apie moteris, ne? Arba ten tada svajojam apie moteris, tai tada aš sakau, tai gal ką čia šnekėt, tai būkim, dirbkim, darykim, leiskim tą laiką kartu. Tai tokių daug, nuo verslininkiškų, nuo labai asmeniškų apie dukrą ir matyt, kad egoistiškų apie save ir apie rojų, tai man čia taip viskas sukrito. Super, ačiū labai, Deividai, tai tie pavyzdžiai iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir paprašysiu jūs perduoti mikrofoną profesoriai Margaritai Šešelgytei. Margarita, jūs esate moteris lyderė, jūs dirbate vadovaujamą darbą, jūs dirbate ir politikos, ir saugumo sritimi domitės. Tai atrodo tokios sritis, kur tradiciškai tarsi visuomeniai sako, čia ne visai gal moteriškos sritis ir panašiai. Tai gal galite savo irgi įžvalgomis pasidalinti, ką jūs jaučiate būdama moterimi lyderė, vadovė šitose sritise, ar teko susidurti su
tam tikrom požiūrio klausimais ar diskriminacijos, o gal neteko ir ką kitom patartumėt, kaip galima būtų reaguoti? Ačiū už galimybę kalbėti ir aš manau, kad labai prasminga šita diskusija yra. Tik viena tokia remarka, aš matau čia daugumą moterų ir labai norėtųsi, kad tokiuose diskusijose dalyvautų ir vyrai, nes čia nėra moterų klausimas, čia yra lygybės klausimas ir lygybė yra ir vyrai, ir moteris kartu dirbantis, tie kolektyvai, kurie yra labai subalansuoti, kur yra panašus skaičius vyrų ir moterų, tie kolektyvai gali pasiekti daugiausia, nes mes esam skirtingi ir mūsų skirtumai papildo, praturtina ir leidžia pasiekti geresnių rezultatų. Tai vienas dalykas padėka Užsienio reikalų ministerijai už renginį, o užduotis kitiems metams, kad šioje salėje būtų tiek pat vyrų ir tiek pat moterų ir mes galėtumėm dalinti savo patirtimis kartu. Tai dėl mano karjeros, tai gal man irgi patinka laužyti stereotipus, kad yra sunkių tokių uždavinių, sunkių tokių kitokių profesijų, kur galbūt sunkiau save realizuoti moteriai, o gal net ir nesunkiau, bet man atrodo, mano akimis Lietuvoje lyčių lygybės klausimas yra labai susijęs su stereotipais. Mes esame labai daug pasiekę ir ką viceministrė sakė, turim kuo didžiuotis ir moteris ir finansų srityje daugiau uždirba ir pataikome į tam tikrus kriterijus, kurie iškelia Lietuvą į pirmasias vietas. Bet labai daug išlikę yra dar stereotipų ir tie stereotipai ir stabdo, ir žlugdo, ir neleidžia padaryti dar daugiau. Tai dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kad tos moteris, kurios daugiau uždirba, kad ir finansų srityje, tos, kurios pataiko į tas dėžutes, jos dažniausiai labai daug dirba. Ir kai manęs paklausia, kaip tu taip, kaip čia tu padarėjai. Todėl, kad aš labai daug dirbu, tikrai labai daug dirbu. Ir čia irgi, ką ir ambasadorė kalbėjo, matyti Lietuvoje yra iš moters reikalaujama, kad jinai būtų labai darbšti, nes kitaip neišeis padaryti to, ką galima padaryti. Ir ateina tam tikras laikas, kai jau savo darbu tu gali parodyti, įrodyti ir pasiekti tam tikrus karjeros laiptelius. Tai, aš čia taip moksliškai padalinčiau tuos iššūkius susijusius su lyčių lygybės klausimu į struktūrinius ir kultūrinius. Tai ką aš jau minėjau, tų struktūrinių iššūkių apribojimų Lietuvoje po truputį mažėja. Jų yra tose pirminiuose laipteliuose, visų pirma, išsilavinimas. Ir iš tiesų, mergaičių išsilavinimas, tiek ir tas toksai labai apčiuopiamas išsilavinimas, tiek ir kultūrinis išsilavinimas yra šiek tiek skirtingas negu berniukų. Iš mergaitės natūraliai tikimasi, kad jinai bus gabi literatūrai, gražiai pieš, o iš berniuko, kad jisai mokysis matematiką. Ir tie skirtumai jau atsiradę mokykloje, paskui transformuojasi į skirtumus taip, kai žmonės renkasi profesiją ir todėl labai dažnai atsitinka taip, kad STEM srityje vis dėlto dominuoja vyrai. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas yra tie kultūriniai, kad mergaitė turi būti rami, gerai elgtis, neišdykauti ir tada tie tokie reikalavimai irgi nugula į gyvenimo kelią mūsų vertybėse, mūsų pasirinkimuose ir tikrai tada merginos jos stengiasi neišsišokti. O neišsišokti tai yra tam tikras apribojimas vėliau siekiant aukštesnių pozicijų, nes aukštesnės pozicijos yra susijusios su tuo, kad reikia išsišokti. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, jau po to, kai yra tam tikri pasirinkimai, čia priklausomai nuo profesijos yra tam tikri struktūriniai iššūkiai sudėlioti karjeros formavime ir gebėjimų
ateiti į tam tikras profesijas. Tai yra vyriškos profesijos ir moteriškos profesijos. Tai va štai, kas su saugumu, gynyba susiję, tai yra daugiau vyriškos profesijos, galbūt natūraliai, bet po truputį keičiasi ir natūraliai kažkodėl taip gaunasi, kad tos profesijos, kuriuose yra didesni atlyginimai, irgi yra vyriškos profesijos, o tokios kaip švietimas, rūpyba jau yra daugiau moteriškos profesijos, nes moteris moka atjausti geriau ir mokyti geriau, bet ir pinigų mažiau uždirba. Tai tie struktūriniai skirtumai, jie gal plika akimi ir nėra matomi, bet ir nėra tam tikrų teisinių apribojimų, bet yra ir susiję su mūsų stereotipais, pasirinkimais, kodėl mes neiname ir paskui su vėlesniais žingsniais, kylant karjeros laiptais. Tai čia dar tokia problema išlieka, bet didžiausia problema yra su lytimi susijęs stereotipai ir tam tikri papročiai ir kultūros, kur Lietuvoje yra iš tiesų dar apstu, kaip į moterį žiūrima, ko iš jos reikalaujama ir kaip su moterim galima elgtis. Tai aš šiais metais turėjau tikrai tokią patirtį, kur tikrai neturėjau ilgus metus, čia, jeigu pasidalinti asmeniniam istorijom, kuomet teko dalyvauti tokioje laidoje ir laidos vedėjas pristatė mane ir mano kolega vyras, nesvarbu, jaunesnis, patyręs, viskas gerai. Bet, žodžiu, jį pristatė su visais reikalingais atributais ir pasakė, kad labai tikisi įdomios diskusijos. O mane tiesiog kaip šalia asistentė, kaip moterį, kuri jam patars ir pritars, nepaisant amžiaus skirtumo, pareigų, profesinių pasiekimų ir taip toliau. Tai aišku, čia buvo vienas atvejis mano karjeroje, toks labai ryškus, bet man tada labai toks iškilo klausimas, kad tu gali daryti, būti pasiekęs kiek nori, tu gali turėti kredencialus, tu gali turėti žinių, bet yra tam tikra dalis žmonių, kurie vis tiek į tave žiūri tik kaip moterį, kuri yra pasodinta kaip statistė ir jos rolė yra asistuoti. Aišku, tokių žmonių, ko gero, nėra daug, bet kad tai yra leidžiama daryti, vis dėlto rodo tam tikrą toleranciją mūsų kultūroje, kad kiti neatsistoja ir nepasako, ne, tai nėra okei. Nes jaučiausi tikrai labai blogai. Mano kolegos paskui sakė, kodėl tu nereagavai. Aš buvau šokiruota ir čia irgi moterų dar yra toksai, du dalykai buvo, čia irgi labai moteriška reakcija buvo. Šokiruota ir nebuvau pasiruošus, kitą kartą būsiu pasiruošus. Antras dalykas, buvo filmavimas, laidos, aš pagalvojau, čia ne mano vakarėlis, kad aš imčiau dabar aiškinti tokius dalykus. Bet čia buvo neteisinga reakcija ir vėlgi sakyčiau, kad tos mergaitės, kuri buvo mokoma neišsišokti reakciją, kitą kartą reikėtų reaguoti kitaip. Ir man dar buvo labai tokia didelė pamoka iš savo aplinkos, iš savo kolegių, jaunų kolegių, kurios man sakė, jeigu jūs to nepasakysite garsiai, mes labai jumis nusivilsime. Ir man tai buvo pamoka, kad iš tiesų apie tokius dalykus reikia kalbėti. Ir kalbėti garsiai, nes kitaip niekas nepasikeis. Ačiū labai Jums, Margarita, už asmeninius pavyzdžius ir pasidalinimą. Ir norėtųsi, dabar jau buvo tarsi, taip norėtų. Aš gal toks keletą dar tokių irgi noriu sureaguoti, nes nuskambėjo tas toks įsakinys, kad mokykloje nutinka tam tikri dalykai, o aš gal tą amžiaus kategoriją noriu dar leisti žemyn, nes man atrodo, kad jau lyg ir yra tie labai aiškus skaičiai arba tyrimai, kad pirmieji 7 metai vaiko toje raidoje turi ypatingą svarbą. Ir tada man atrodo, kad kada nuskamba žodis mokykloje, tai jau kartais yra per vėlų. Ir tas reiškia, kad tada, kada aš netgi, pavyzdžiui, ir matau šitos salės susirinkusių žmonės, arba kiekį vyrų ir moterų, tai aš noriu sakyti, kad bet kuris iš mūsų mes turim tą šansą arba galimybę tada, kada žaidžiame su savo mažais vaikais iki mokyklos, dėl to, kad esam laisvi, pirkdami, nežinau, lėlę, sakyti, kad jinai yra valdybos pirmininkė, arba ten, kad jinai ambasadorė, bet kažkaip toks turi tą sąmoningai
padaryti. Arba ten tada, koksai, jeigu ten, nežinau, pas mus namuose vyksta žvėrių susirinkimas, tai tada, o kas moderuoja susirinkimą? Nu, tai katė arba ten meška, nebūtinai ten liūtas arba dar kažkas. Tai tas reiškia, kad toksai, taip, jeigu pradėt žiūrėti, tai irgi labai gražiai pamatysit, kad jeigu, nu, mano savęs gal lengviau sakyti, jeigu aš turiu dukrą, tai tada tarsi netyčia perkasi labiau lėlės. Toks kažkaip, ne? Bet aš tada galvoju, bet sąmoningai reikia pirkti ir kenus. Ir tada, kad tam lėlių visam pasirinkime būtų ir berniukų, ir mergaičių. Ir tada pas mus namuose kenas dažniausiai yra vadybininkas. Jisai ne valdybos pirmininkas arba tenais ne akcininkas, jisai vairuotojas arba dar kažkas, kas reiškia, kad toksai, nu viskas tame yra žaidime, bet gali ir iki mokyklos tam tikrus dalykus daryti, jeigu tokį tikslą turi. Ir tada matyt, kad irgi iš tokių labai gal asmeninių dalykų, bet jo, jeigu dukra kviečiasi draugus į namus, tai vieną kartą tai berniukas, kitą kartą tai mergaitė, vieną kartą tai berniukas, kitą kartą tai mergaitė, kad suktųsi įvairių žmonių rate ir tada man atrodo, kad mes jau taip gal truputį padedam tam tikrą šiek tiek kitokį pamatą ir kaip tėvai, nu, išleisdami tą vaiką į mokyklą, kurioje jau ten nutiks tam tikri dalykai. Ir visiškai palaikau tą dalį, kad reikia reaguoti, tai čia ir palaikau ir prašau visų esančių salėje, kad nenutilėkim. Toks mano gyva istorija, kuris įsivaizduoja, kad aš konferencijui skaitau pranešimą ir kažkuria akimirką taip galvodamas, kad tai reikia truputį pakybinti ir įtraukti auditoriją, užduodu tokį provokuojantį klausimą ir tą klausimą palydžiu sakiniu, kad na tai dabar tada matyt, kad pasitikrinkime, ką salėje moteriška intuicija sako ir ką vyriška logika. Ir toksai po pranešimo prieina viena konferencijos dalyvė ir fantastiškai gražiai. Jis sako, didelis ačiū, ten taip toliau panašiai, tik tai noriu, sako, pasakyti, kad ir moteris būna logiškos ir tikiu, kad ir jūs irgi turit intuicijos tam tikrus dalykus. Galvoju, kaip fainai. Toks, okei, žinai, nu, tikrai taip. Ne? Tai ta nenutilėta akimirka, jinai, jeigu ten rasti tik tai formą ir vietą ir laiką, jinai tikrai padaro ten tą mikro pamoką, kuri niekad nežinai, kada sugrįž per kokią vertę arba naudą. Tai tikrai, visi, nesvarbu, vaikinai, merginos, bet pamatėm tą netiesą, neteisybę, duokim žinot, sureaguokim ir matyt, kad darydami dalykus su mažais vaikais irgi sąmoningai pagalvokim, o koks žodynas, kokios pareigos, kokie žaislai, kokie draugai, nes nu, aš tikiu, kad tas kažkaip lašas po lašo irgi keičia dalykus. Ačiū labai už akcijas ir pasidaliname su jumis šiek tiek informaciją ir norėtųsi dabar iš auditorijos, galbūt turite klausimų, norite paklausti, o gal neklausti, bet atreaguoti ar pasidalinti kažkokiu dalyku mūsų pranešėjams ir turėtumėm klausimų, jeigu turit, pakelkite rankas. Prašom, ranka pakilo, mikrofonas yra, tai prisistatykite ir tada, kam užduosit klausimą, ar visiems skirtas. Sveiki visi, labai ačiū visiems susirinkusiems iš tikrųjų ir manau, kad kaip organizatoriai irgi manau, kad šitas renginys savalaikis, taip kad tikrai labai ačiū ir prelegendam ir tiem, kas atėjo. Ir iš tikrųjų ypatingas ačiū tiems vaikinams. Kaip matot, ir Margaritos buvo palinkėjimas, kiek vaikinų, kiek merginų, ar vyro, ar moterų, ar ne. Tai čia iš tikrųjų niekas netėjo priverstinai, čia buvo pagal norą išreikštą, ar ne? Ir iš tikrųjų tie vaikinai, kurie dirba ir mūsų žmogus teisės srity ir kolegos iš krašto apsaugos ministerijos, bet iš tikrųjų vis dar, aš sakyčiau, vis tiek susidūrėm su to tokiu truputį stereotipu, kad kai kas ir su tokia pašaipėlė, ar ne, kartais sureaguoja į lyčių lygybės tematiką ir taip toliau. Tai reikia paminėti ir tai, bet aš dabar norėčiau, iš tikrųjų, prieisiu prie klausimo, bet vienu tokiu komentaru irgi pasidalinti. Neseniai čia su kolegė ministerijoje susitikom su profesorė Leinartė ir jinai paminėjo tokį dalyką, kuris man labai kažkaip įstrigo, nes dabar ta tema domiuosi ir dirbu šitą temą lyčių lygybės, o jinai sako, vis tiek Lietuva išliks toj pilkojoje zonoje dar ilgai lyčių lygybės tema ir tai reiškia, kad mes dar kovosim už tai, nes jinai paminėjo, kad yra pasaulyje tik 14 valstybių, kurios praėjo tą antrąją feminizmo bangą ir kur tikrai visuomenės yra transformavęsi ir už tuos dalykus jau nebereikia kovoti. O mes vis dar, dėl to ir šitoj aplinkoje ministerijos irgi diplomatinės sritis tradiciškai atsidominuojama vyrų ir mes moteris ir iš kanclerės skaidrių matėm, kokia tie dinamika, kokie tie skaičiai yra. Ir kaip kalbam su kolegom iš kitų šalių, kartais iš Danijos, tarkim,
Labai priklauso ir ta visa vertinimo darbuotojų sistema. Kas vertina? Mūsų viršininkai vertina, ne? Jie vertina pagal save. Jeigu jie dauguma vyrų, jie tada vertina pagal save. Jie skiria jų postus panašius pagal save. Tai vat yra ir tokie momentai. Tai tiesiog atreaguoti, kažkaip norėtųsi dar paklausti tada panelistų, tai vis dėlto kaip pakeisti tą kultūrą, va tą darbinę kultūrą, tą vertinimo kultūrą, tą tokią darbo kultūrą, kuri taptų, va kaip ir viceministras sakė, normalu būtų, kad tiesiog visi vienodai, kad tas kitoniškumas visų, jisai būtų kaip privalumas, ar ne, tai kaip tą pasiekti, tą new normal tokį ir kaip mes galim patys, kadangi esam čia, patys kuriam tą savo organizaciją, mes nesam kažkas, darbdavys nėra kažkokia fikcija, mes patys esam čia, kurie kuriam irgi taisyklės. Tai gal mes galim kažkaip pasidaryti tas taisyklės priimtinas mums ir kad mes komfortabiliai galėtume ir daryti karjerą, ir dirbti. Ir tai vat, kaip patartumėt šitoj situacijai, žinant visas tas skaičius, žinant stereotipus, va toks būtų klausimas. Ačiū labai Jums, Jurgita, už klausimą. Kas norėtų visų pirma atreaguoti į klausimą, kokių priemonių galima imtis šiems iššūkiams mažinti? Aš žinot, priemonės galim čia skirstyti įvairiais lygiais, ar mikro, ar makro, ar valstybės lygių, bet visuomet visų rūšių neligybės ir diskriminacijos prasideda artimiausioje aplinkoje, tai šeimoje. Tai vat vis tik tai mes galime turėti tas diskriminacinės ar stereotipinės nuostatas visuomenėje, bet visada šaltinis ir pradžios taškas yra šeimoje. Ir vat labai gerai irgi kolega minėjo, kad vis tik tai mokyklos etapas ir kalbėti mokyklo apie tai jau yra truputį per vėlų ir mes turėtume apie tai kalbėti šeimose. Taip, švietimo ministerija yra patvirtinus gyvenimo įgūdžių programą, kur čia, aišku, turim visokių požiūrį į šitą klausimą. Aš labai norėčiau, kad tose programuose būtų daugiau lyčių temos, lygiai taip pat kaip negalios temos, kur ten šitų dalykų nėra. Na, čia einant labiau per įvairovės aspektą, ar ne, kad vis tik tai ir mokykloje yra tikrai daug to stigmatizavimo ir ten visi pereina per tuos ratus ir tikrai tai nėra lengva. Be abejonės nuostatų, kai taip Socialinės apsaugos darbo ministerija įgyvendina eilę priemonių, yra ir komunikacinės kampanijos ir tos nuostatos keičiamos lygiai taip pat kaip ir su mumis derinamos yra, kaip ir minėjau, kitų ministerijų strateginiai planai, programos taip toliau ir mes teikiam savo pastabas, pradedant savokomis, kurias reikėtų keisti ir baigiant nuostatomis į tas stereotipinės, ar tai būtų profesiniai dalykai, ar kažkokie galbūt švietimo sistemos ar panašiai. Na, kaip mes galėtumėm greičiau katalizuoti tą procesą ir priartėti prie lyčių lygybės. Gerai irgi buvo paminėta, kad vis tik tai netylėti ir niekada nebūti konformistais. Niekur neiti su mine, niekur neiti toj pačioj bango, visuomet galvoti, ar viskas ok ir turėti drąsos išsišokti. Gal čia, žinot, tas stereotipų laužimas ir išsišokimas, gal čia mano ta tokia natūra, tas išsišokimas net ir keičia dinamiką galbūt kažkokioje diskusijoje ir netgi ta diskusija, jeigu yra politinėme lygyje, tai kartais yra verta padaryti tą tokią, kaip aš sakau, intervenciją, padrebinti truputį žemę, ypatingai jeigu yra stiprios diskriminacinės nuostatos, ar tai būtų lyčių atžvilgių, ar negalios, ar migracijos, ar amžiaus netgi atžvilgių, kas Lietuvoje amžiaus atžvilgių net yra dar stipresnės nuostatos, ar ne? Dar labiau nuvertinamas vyresnio amžiaus žmogus, gal pensinio amžiaus žmogus, dar labiau sveikatos sistemoje mes jau kaip ir žiūrim, kad jau žiūrėk, tau toks amžius ir čia nebepagydysi, nors tikrai tai yra tik požiūrio reikalas ir tik nuostatos. Tai tų tokių diskriminacinių aspektų tikrai visuomenėje yra labai daug. Ir jeigu mes visi kartu visada kvestionuosim, ar su tuo viskas yra ok, mes realiai patys suksim tą procesą ir mums iš tikrųjų nereikės kažkokių didelių politinių intervencijų. Kitas dalykas - moteris politikoje. Mes iš tikrųjų patvirtinę esam ir jau 23 metais finansavom atskirą programą moterų politikoje įgalinimo priemonės irgi per informavimą, per konsultavimą, per įvairias visuomenės veiklos sritis, kad vis tik moteris drąsiau eitų į tarybą savivaldybių, sakykime, drąsiau eitų į politiką, drąsiau eitų galų gale viešai kalbėtų ir ta linija yra be galo stipri. Na ir aš labai tikiu, kad suveiks ir direktyvos, vadinamos biržinių bendrovių direktyvos perkeliamas, ką padarysime, aš labai tikiuosi pavasario jau sesijoje, nes esam pilnai pasiruošę.
Direktyva kalba apie tai, kad kiekvienoje listinguojamo arba biržinėje bendrovėje, bet mes išplėtėm Lietuvoje į platesnį spektrą, tai yra didžiasias bendrovės, kad moterų skaičius valdyboje, įskaitant direktorių pozicijas, turi būti ne mažiau negu 33%, tai yra trečdalis. Ir čia mes turėjom tą diskusiją moterų ir vyrų pasaulyje, kai valdybose, aišku, dominuoja vyrai ir čia mes iš tikrųjų daug išgirdom ir verslo reakcijų, tame tarpe ekonomikos ministerijos reakcijų ir tų tokių nuostatų, toks kamuolys buvo labai didžiulis ir čia tikrai buvo labai smagu tas nuostatas kvestionuoti, atremti ir girdėti žmonių grinai tas išeitinius taškus. Ir dar viena tikrai direktyva, kuri irgi ateis į perkelimo etapą į Lietuvos reglamentavimą, tai yra vienodo darbo užmokesčio direktyva, kuri leis skaidriau pamatyti darbo užmokesčio ir skaidriau nustatyti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį visose sritise, ne tik viešajame sektoriuje. Tai aš manau, šitos direktyvos tikrai dar suks tą kamuolį stipriau, pradedant šiais metais perkelimo procesas, na ir judėsim į priekį. Tai manau, kad mes esam tokiam sandurio taške. Ačiū labai, Justina, ir matau, Margarita, dar norėtumėte atreaguoti į klausimą savo komentarus. Ačiū. Tai aišku, valstybinių lygmenių turi politika irgi būti pakankamai griežta, stipri, bet labai daug kas vyksta mikro lygmenį ir ko gero pradėti reikia tvarkytis nuo mikro lygmens ir čia irgi vėl tie patys vienas dalykas kultūriniai aspektai, kitas dalykas yra struktūriniai aspektai. Tai kultūriniai aspektai tyrimuose labai dažnai kalbam apie tai, kad jie geriausiai veikia, kai eina iš vadovybės lyderystės, kada yra kuriama netolerancijos kultūra, kada savo pavyzdžių irgi rodoma, kokio lyčių lygybės modelio yra tikimasi. Tai čia tas labai svarbu yra, kad vadovės, jie savo pavyzdžių ir savo aktyvę veiklą demonstruotų tai, ko jie tikisi iš savo organizacijos. Ir labai svarbu nemeluoti, nes kai yra deklaruojama organizacijoje viena kryptis, o iš tiesų elgiamasi ir apdovanojama ir baudžiama remiantis visai kitų pagrindų, tai yra ko gero baisiausia, kas gali būti. Na ir struktūriniai dalykai, tai yra vienas dalykas moterų atėjimas į darbovietę, į tą aplinką, o antras dalykas yra jų kilimas karjeros laiptais, nes dažniausia problema yra tai, kad moteris ateina į daug specialybių, bet kažkurioje vietoje joms užsidaro stiklinės lubos ir jos nebegali kilti. Ir net jeigu egzistuoja labai tolerantiška kultūra, dažnai tai nulemia struktūriniai apribojimai. Na, pavyzdžiui, vėlgi iš savo srities profesūros reikalavimai. Tai, tam, kad gautum profesoriaus vietą, reikia labai daug publikuotis, reikia rašyti mokslinės publikacijas, tai yra sudėtingas ir daug laiko suryjantis darbas. Na ir tų publikacijų reikia nemažai, tam, kad tave priimtų geresnius leidinius, tu turi irgi jau tam tikrą publikacijų kiekį būti pasiekęs. Dabar ką mes pastebėjom, jaunos moteris, kurios pradeda savo akademinę karjerą, pradžioje jos labai gerai kyla į viršų ir tada atsiranda šeima ir vaikai. Pabandykit parašyti akademinį straipsnį su sėdinčiu aplinkui šalia mažų vaikų. Nes tu turi vis tiek turėti kažkokią nepertraukiamą laiko tarpą, kurį tu susikaupi ir visai jau neturėti jokių rūpesčių. Ir tada nuo to momento, kai atsiranda vaikai, moterų karjeros ima stoti, ima buksuoti. Ir todėl, nors bendrai akademijoje yra labai daug moterų, mokslininkių, profesūros kiekis yra pakankamai mažas. Tai tada mes irgi galvom, kaip dabar padėti tom jaunom moterim, kaip joms suteikti galimybę, kad jos ateitų kažkaip tai galėtų tą laiką skirti ar darbe, ar darbo vietoje, ar nedarbo vietoje savo straipsnių rašymui, kaip jas paskatinti, publikuotis, kaip padėti, kaip sukurti sąlygas. Tai yra labai svarbus momentas. Kvotų klausimas. Čia ambasadorė kalbėjo, kad iš pradžių sakė, kad prieš, dabar kad už. Aš irgi nesu 100% nei už, nei prieš, tai yra toks kontroversiškas klausimas. Pradžiai taip, ko gero, yra reikalinga, ilguoju periodu gali būti žalinga, nes kuomet moteris yra kažkur tai vien dėl to, kad jinai yra moteris,
dirbu moteriam, yra toks irgi posakis, tai šiek tiek diskredituoja ir kitas moteris, kurios irgi, bando siekti kažko savo gebėjimais. Tai čia irgi tokia diskusija šitoje lyčių lygybės srityje vyksta. Kaip dabar, ar geriau yra naudotis to tokiu paprasta strategija kvotų, kuri vadinasi just add and stir, jinai nėra labai veiksminga ilgojo periodu. Kita strategija yra don't count women, make women voices count. Įgalinti moteris, kad jos atsidurtų tose pozicijose, kur jos tikrai gali padaryti daug ir kur jų balsas yra svarbus, kur jos yra gerbiamos. Tai man visą laiką yra priimtinesnė ta antra strategija, bet čia vėlgi labai priklauso nuo organizacijose ir pirminiuose žingsniuose dažniausiai būna ta pirmoji kvotų strategija, jeigu pasižiūrėtum kokią Islandiją, kaip jie prisijaugino moteris valdybose. Tai kvotos, po 20 metų kvotų nebereikia. Aš dar, taip, prašom, atreaguokit, ponė Jolanta. Apie ministeriją. Tai man labai patinka šitą diskusiją, nes beveik viską visi atsako ir tada tu gali ten tarti tokį Dar išsuokit ir klausimą. Tai yra du ryškiai aspektai. Šiaip aš tiesiog noriu priminti mum, nes per daugiau negu 30 metų mūsų ministerijos buvo turbūt 3 politikos direktorės moteris, jos visos buvo paskutinį, tik tai 10-metį, netgi paskutinius metus, ir turbūt 2 viceministrės. Tik tai. Ir labai gera iliustracija, ką mes visi šiandien pastebėjom, tai yra salės sudėtis. Labai smagu, kad yra daug jaunų moterų. Ir šiaip tai būtų tiesiog nuostabu, kad sėdėtų, pavyzdžiui, nors viceministras arba žmogus, kuris rūpinasi personalu. Bet čia tokia tradicija. Šiaip tai reikia labai drąsos daug turėti. Ir kurios mums trūksta. Ir jos mums trūksta būtent dėl auklėjimo. Ir dėl visuomenės, sakyčiau, labai gajaus požymio. Aš nekalbu apie traumuotas politikės. Aš nenoriu cituoti pavardžių, bet mes turėjom politikę labai aukšto, pozicionaliai aukšto lygio politikę, kuri mano nuomonė buvo tiesiog užgauliojama, todėl kad jinai buvo moteris. Su vyru niekada nebūtų taip elgiamas. Tai yra kultūriniai reiškia. Kas atleidžiama vyrui darbe pas mus ir sakoma, taigi būna, visiems pasitaiko, reiškia. Tai jeigu moteris padaro tokio pat lygio, reiškia, liapsusą, sakoma, taigi, ko čia norėti iš to. Taip, kad yra ir kvotos, ir institucinės, ir taip toliau. Mes, aišku, iš tikro tai darome ir tai eina į priekį, bet niekas to nepadarys už mus pačias. Ir, pavyzdžiui, kvotos, aš visiškai sutinku su profesorė, kad iš tikro labai yra svarbu neperlenkti lazdos, nes faktiškai dabar stigmatizuojami yra vyrai gaunasi. Kai tu pasižiūri karjerų pradžias ir taip toliau, man yra tekę dirbti vienu metu mano ambasadose, buvo vien moteris. Atvažiavo ministras ir sako, sveikos Amazonės. Aš taip išsirikiavę, ne viena, vairuotojas, vyrukas, tik tais, visos. Tai iš tikrųjų tai yra, kaip nesveika. Aš manau, kad tai yra nesveika ir aš giliai esu įsitikinus, kad protas neturi lyties. Manau, kad durnių skaičius visuomeniai tarp moterų ir vyrų, tas procentas yra visiškai vienodas. Yra visuomeniai bendrai protingų žmonių daug mažiau. Kaip mes, nežinau, dabar mane apkaltins kokiu nors, kaip aš nemėgstu vaukizmo šitą, bet mes bijome ir ypač mūsų ministerija, jinai turi tam tikras tradicijas, tai viskas pas mus yra labai daroma delikačiai, neišsišokant. Reikia būti labai santūriam, mažai kalbėti. Ir aš, pavyzdžiui, yra sudėtinga, ne visos rūko, pavyzdžiui, tu negali spontaniškai prieiti, eiti parūkyti ir pasikeisti naujienom. Arba anksčiau būdavo pirtis ir ilgi vakarai aplaistyti ir taip toliau. Taip kad... O dar norėjau ambasadorę prieš dar duodant žodį, nes turim dar klausimų iš slaidų prikritusių, tai kaip tik tada klausimas jums, gerbiama ambasadorė. Tai kaip jums pavyko atsidurti toje vyriškoje pozicijoje ir joje ne tik išsilaikyti, bet ir padaryti karjerą. Nes, minėjot ką tik, nei tai parūkyt, nei tai kažką. O tai kaip tada pavyko? Kas buvo tas faktorius sėkmės? Aš
labai yra sunku kalbėti ir duoti. Nežinau, turbūt blogas charakteris arba noras laužyti stereotipus, arba gal man tėvas nepagalėjo logikos. Šiaip aš, strategiškai kalbant, man kažkada tai buvo tokia pradžia įtinklinimo, kai mes įstojome į Europos Sąjungą. Ir aš atsimenu, buvo tokia kontora pasamdyta Urmo, kuri profesionaliai dirbo ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ten mane kankino 2 valandas, aš buvau tas kandidatas ir po to aš dirbau, reiškia, dar Solanos laikais. Ir ta moteris pasakė, aš niekada dar nemačiau tokio nemotyvuoto kandidato išvažiuoti. Ir sako, jūs mastote kaip vyras. Aš taip nesijaučiu kaip vyras, pavyzdžiui, man patinka būti moteriam. Bet aš nežinau, aš net ne tai laikau savo tokiu didžiausiu pasiekimu. Aš manau, kad mano didžiausias ir iš tikrųjų, kuo aš labiausiai džiaugiuosi ir nuo ko labai kenčia daugelis, nemažai diplomačių, kad man nereikėjo rinktis tarp šeimos ir karjeros. Aš turiu 2 sūnus, aš turiu nuostabų vyrą, tai yra mano 2 santuoka, turėjau irgi labai fainą vyrą. Aš visada stačiau, mano asmeninis gyvenimas, mano draugai ir asmeninis gyvenimas, man buvo visiškai paralelinis, prioritetas. Aš negalėčiau aukoti asmeninio gyvenimo, nes aš giliai esu įsitikinus, kad su karjera nemiegi, neverki karjerai į pagalbę, reiškia. Ir mano patarimas jaunom, iš vis jauniem žmonėm, tai yra idealu, jeigu jums nereiktų aukoti. Niekada neaukokite savo asmeninio gyvenimo. Jokia karjera, mano galva, neverta suma sumarom, reiškia. Kitas dalykas, jeigu tu nerandi ten partnerio, yra žmonių, kuriam visiškai nereikia ten jokių vaikų ir taip toliau, tikrai gerbiu tokį apsisprendimo laipsnį. Bet mūsų ministerijos problema yra iš tikrųjų labai didelis skyrybų procentas, statistiškai įrodyta, darė šitos tyrimus ir taip toliau. Tai aš manau, kad taip ir turbūt dirbti reikėjo, reikia dirbti ir taip toliau ir net nežinau, aš čia visokių banalybių prisakysiu. Praktinių patarimų, klausia, kaip nėra jums pavyko tiesiog. Nėra praktinių patarimų, nebijokite rizikuoti. Nebijokite rizikuoti, tol kad nieko nėra be rizikos. Reikia tiesiog būti drąsiam ir jeigu tu matai absoliučiai šlykščią neteisybę ir nesąmonės, kur tau tokiu balsu aiškina, reiškia, kai tau sako, jūs vykdote instrukciją, bet to neužtenka, dar jūs turite blizgančiam akim ją, reiškia, ir tikėti tuo. Tai taip, kartais tu ją tiki ir jinai yra teisinga, bet kartais tu sakai, palaukit, aš ją įvykdysiu, bet neprašykite, kad dar mano ir akis blizgėtų. Tai, tiesiog tokio integralumo turbūt. Ačiū Jums labai ir Justina, dar norėjote atreaguoti ir dar tuo pačiu ir klausimas buvo apskritai visiems pašnekovam, su kokiu stereotipu savo karjeroje susidūrėt dažniausiai savo pareigose ar karjeroje. Aš taip norėjau atreaguoti, galbūt taip grįžtant, nėra vyriškų moteriškų profesijų, nėra vyriškų moterų pozicijų. Ir nereikia atsidūrus lyderio ar galios pozicijoje tapti vyrišku. Tarsi perimti vyrišką elgseną. Iš esmės, kokia pozicija bebūtų, tiesiog tu turi būti savim natūralioje elgsenoje. Mes neikime į lyčių, sakykime, biologinę ir socialinę lytį, čia galbūt kitas kampas, bet aš manau, kad tikrai tą lyčių lygybę matysime tuomet, kai moteris, būdama kad ir prezidento pozicijoje, netampa vyriška savo kalba, elgsena ir viskuo kitu. Tai išlaiko tą savo moteriškumą, jeigu toks yra jos pasirinkimas. Aš tik noriu pasakyti, kad visuomet žmogus turi pasirinkimą, kokia lyties rolė ten artimesnė ir taip toliau. Bet išeinant iš mikro lygio į makro lygį, ir vis tiek man labiau rūpi Lietuvos ateitis ir ta Lietuvos vizija iki 2050 ir ypatingai demografiniai dalykai. Aš kaip demografė turėjau galimybę studijuoti ir matyti, kaip lyčių lygybė įtakoja demografiją. Tai yra labai aiškios ir tamprios sąsajos, kuo didesnis lyčių lygybės indeksas arba kuo didesnė lyčių lygybė vyrų moterų kontekste, tuo mažesnis išvengiamas mirtingumas valstybėse ir tuo didesnis gimstamumas. Ir tokiu atveju lyčių lygybė visuomet yra naudingiausia vyrams, kaip be būtų keista ir kaip beskambėtų keistai.
Nes lyčių lygybė realiai palengvina vyrų psichosocialinę būseną, nes jiems nereikia eiti ir medžioti ir parvilkti to mamuto į namus. Jiems nereikia eiti ir, tarkim, nebėra to moteriško poreikio iš vyro reikalauti, išlaikyti mane, šeimą, vaikus ir taip toliau. Čia mes turime visišką lygybę ir moteris gali išlaikyti vyrą ir vyras moterio susitarimo dalykai. Tai šitoj vietoj vyrų psichosocialinė būklė, jinai labai aiškiai tose valstybėse yra lengvesnė, laisvesnė, vyras būdamas ir augindamas vaiką namuose nesijaučia diskriminuojamas ir nebevyriškas, nes čia tikrai yra daug psichologinių vyriškumo, sakykime, pajūtimų. Ir tokiu būdu Lietuvoje didžiausias yra išvengiamas mirtingumas vyrų grupiai. Vyrų savižudybės didžiausias skaičius, vyrų išgėrus ir žuvus vairuojant, plaukiant ar ten kažkur kažką veikiant didžiausias skaičius, vyrų įkalintų kalėjimo įstaigose didžiausias skaičius. Tai ta vyrų psichosocialinė būklė tikrai Lietuvoje yra labai, labai kvestionuotina. Ir dėl to lyčių lygybė Lietuvoje palengvintų vyro psichosocialinę būseną, naštą, ar kaip įvardintum, demografijos moksle yra įvairių sąvokų. Vienas dalykas - gimstamumas, ką mes visi dažniausiai demografijoje visi pirmą išsitraukia gimstamumo temą, ypatingai Seimo nariai ir ypatingai vyrai. Nors gimstamumą moteris priima sprendimus, ne vyrai, ir jiems matyti čia didelis trigeris. Tai gimstamumo kontekste darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas yra atsakymas į didesnį gimstamumą. Tai reiškia, kai moteris nebejaučia naštos, ne tik auginti vaikus, bet ir globoti senus tėvus, nes globos funkcija dažniausiai vykdo šeimoje moteris. Globos funkcija yra ne tik vaiko, bet ir savo tėvų atžvilgių, senyvų, kurios reikia globoti, prižiūrėti. Ir tokiu atveju gimstamumas yra apribojamas, nes nebus 3 vaikų šeimoje, nes tiesiog nebeįmanoma visko apimti. Tai kai valstybė nuo moters pečių arba nuo šeimos pečių nuims globos funkcijos naštą, ir kai abu žmonės galės nepriklausomai vaiko gimimas įtako ar neįtako išlikti darbo rinkoje vienodai, tai mes turėsime gerokai didesnį gimstamumo dydį. Ir tai įrodymą mes turime Prancūzijoje labai aišku. Labai smagu, Čekijoje auga gimstamumas, Švedijoje daug kas kritikuotų mane, sakytų, kad čia yra labai daug migrantų, ypatingai Švedijoje migrantų gimstamumo, bet iš tikrųjų nesvarbu, migrantai labai lengvai asimiliuojasi ir priema tą kultūrinį normą kaip standartą. Tai dėl to aš ir sakau, lyčių lygybė, vyrų, moterų lygybė Lietuvoje labiausia būtų naudinga vyram. Ir čia, matyt, kažkokiu kontekstu reikėtų irgi tą suvokimą turėti, kad nereikia moterim būti dar stipresnėm. Jokių būdų nereikia. Ir nereikia moteriam būti dar labiau vyriškesnėm, kad būti kažkokiu lyderiu, pasiekti kažkokią karjerą, jokių būdų. Labai gerą kažkada girdėjau britų psichologo pasinagrinėjus Lietuvos visą psichosocialinę būklę tezę, kad jeigu moteris būtų mažiau vyriškos Lietuvoje, galbūt vyrai galėtų grįžti per savo vyriškumą, nes jie šitoje vietoje yra susilpninti. Čia penas pamastymų. Tai va, su tais pamastymais, Deividai, jums yra komentaras, kad ačiū Deividai už moterų padrasinimą ir jūs, Deividai, taip pat dirbate daug su vadovų komandomis, tai va, atreaguojant ir Jurgitos klausimą, čia sėdi esami, būsimi, galbūt būsimos, esamos, kas nori vadovai. Tai ką padaryti, kad užtikrinti moterų lyderystę, nes, kaip žinom, tas nėra labai paprasta ir mes galim iš komandos sulaukti iš organizacijos daug pasipriešinimo. Tai ką vadovės šitų klausimų galėtų padaryti? Gal turit kokių patarimų, praktikų? Tai daug arba ilgas čia sąrašas būtų tų patarimų, bet vienas dalykas, tai gal man atrodo, kad viskas prasideda nuo organizacinės kultūros, kur mes, aš sakau, organizacijos galim būti pirmesnės už tam tikrus įvykius. Tai nuo atlygio sistemos, nuo vertinimo sistemos, nuo atrankos kriterijų ir taip toliau panašiai, tiesiog nesukurti tos aplinkos, kurios atsirastų tam tikros tokios neaiškios aplinkybės. Čia vienas gal dalykas. Antras dalykas, man ir šito diskusija, taip tiesą sakant, nežinau, jau taip sunku darosi sėdėti, nes žodis drąsa skamba, bet aš dar vis tiek matau arba girdžiu daugiau žodį negu veiksmo, kas reiškia, kad, pavyzdžiui, aš savo tai aiškiai žinau, kad aš esu absoliučiai, kategoriškai, ekstremaliai, nežinau, radikaliai už kvotas. Dėl to, kad jeigu nori rezultato greito arba greitesnio, tai vienareikšmiškai už kvotas. Kada profesorė sako ilgalaikiai perspektyvoje, tai kai pamatysim ilgalaikės perspektyvos grėsmės, mes pakeisim tas kvotas, kaip tą padarė kitos šalis. Bet jeigu taip žiūrėti į tuos skaičius Lietuvoje, tai per paskutinius 7 metus tų moterų
vadovių ir moterų valdybose padidėjimas yra 2-3 procentai. Tai toks, jeigu jūs bandote įsivaizduoti akcininką, kurio grąža per 7 metus 2-3 procentai, tai įsivaizduojat, ką jis galvoja apie tą organizaciją. Tai tas reiškia, kad jeigu eiti tuo keliu, kur natūraliai jos atsiras, jų padaugės, bet čia, ką žinau, po 100 metų, jeigu nenutiks kažką tai kito. Tai mano supratimu, kad tos tokios, tegul žodis drąsa tampa realiais veiksmais, bet kur, bet kada sakyti, kad taip, mes už kvotas pirmame etape, taip, kaip viceministras sako, paskui pakeisim. Paskui bus jau kita kokia nors istorija arba situacija, bet toksai ne tik tai taip sakyti ir abejot, bet mano supratimu drąsiai ir pilnai ir iki galo su įgyvendintom praktikom. Kitas toksai sakinys, ką aš irgi noriu sakyti, kad kada girdžiu šnekant apie moteris valdybose, tai nepamirškime, kad valdybos narė arba narė jie turi tą reikalavimą vadovavimo darbo patirties. Kas reiškia, kad toksai mes turim vis tiek suprasti, kad tai yra tam tikras piltuvėlis ir tada negali tikėtis moterų valdybose, neturint moterų vadovių tarpe. Ir tuomet vadinasi, čia yra ta dalis, kur norint turėti kokybiškų arba tam tikrus kriterijus profesionalumo atitinkančių moterų, jos turi turėti vadovių darbo patirties ir čia vėl matyti, kad tai yra organizacijos vidinė sistema ir struktūra, tokias pozicijas atverti arba tokioms kandidatėms būti pasiruošusiams, kas reiškia, kad visa dalis vieni kitų palaikymo ir ten mentorystės ir auginimo ir taip toliau panašiai vaidina didelę rolę arba didelę reikšmę. Ir visiškai sutinku ir palaikau. Tai mano vieno iš geriausių draugų sakinys, kad aš būčiau tobuliausias Margaret Thatcher vyras. Tai aš jeigu galėčiau nemedžioti to mamuto, tai aš mielai nemedžiočiau, kas reiškia, kad tam tikrą akimirką ta vaiko auginimo kabutėse bausmė, jinai skamba tarsi apie moters, bet aš lygiai taip pat būčiau žymiai laimingesnis, su mažesnė atsakomybė, galėdamas leisti daugiau laiko namuose, jeigu nereiktų skaičiuoti, ten tada žinai, o su tavo pajamom tai mums gaunasi šitaip, o su tavo pajamom tai mums gaunasi šitaip, nes aš visiškai sutinku, ta vaiko auginimo tie metai jie išima, nes starto linijoje, tai mes studijose arba mokykloje matyti, kad visi esam kartu, o vėliau tuomet jau tam tikri metai jie padaro savo tą darbą ir tada tas reiškia, kad vienos ministerijos arba kelių ministerijų, bet lygiai taip pat galėtų būti darbo laukas tam tikrų paslaugų ir infrastruktūros kūrimas. Dėl to, kad jeigu pasimti Lietuvą, tai per pirmus 3 metus mes 90 ar 87 procentus praleidžiam su vaikų namuose. Tai tas reiškia, kad toksai, tiesiog, kad tai kur su ta 2-metė arba kaip su jie tenais kažkur tai būti, jeigu tu norėtum tą mokslinį darbą rašyti arba straipsnį daryti. Tai toks labai norėtųsi turėti vieną kažkokią tai priemonę, kuri tą padarytų, bet matyt, kad daug dalykų nuo drąsos ne tik tai žodžiuose, bet ir veiksmuose, daug dalykų nuo to, ką kiekviena organizacija per procesus, procedūras, tvarkas, daug dalykų nuo to, kur matyt, kad su to tokiu strateginiu palaikymu, kuris atsirastų per A, B, C, D dalykus, kuriuos daryti, bet daryti. Toksai, kad šnekam šiandien fainai, bet sugrįšim po pietų ir tada, o kuri iš mūsų ką dabar padarysim. Tai. Ačiū labai, Deividai, ir apie tą drąsą. O Margaritai, dar norėčiau, kad perduotumėt mikrofoną, nes yra Margarita jums ir klausimas, ir labai man čia viskas, veiksmai, drąsa. Margarita, klausimas buvo jums toksai, reaguojant į jūsų papasakotą istoriją laidos filmavime. Jeigu būtumėt sureagavusi ir nebūtų sudaroma nuomonė, kad esate kabutėse pasikėlusi, susireikšminusi ir panašiai. Ir aš iš mūsų ir prelegentų ir velegenčių girdėjau, drąsa, bet gal jūs turite idėjų, ar tikrai vienas žmogus turi atsistoti ir pasakyti, kiek daug jūs gal ir savo karjeroje susidūrėte su, pavyzdžiui, neapykantos kalba ir kaip yra sunku kartais vienam žmogui tą atlaikyti. Aš tai būsiu drąsus, o jūs visi manęs nepalaikysit, bet aš būsiu drąsi. Gal mane atšauks, cancelinimo kultūra ir panašiai, bet aš gal galit šiek tiek pasidalinti šiuo klausimu arba pamastymais. Labai toks sudėtingas klausimas, nes tu gali atsakyti už save. Aš galiu būti drąsi ir aš esu drąsi. Ir aš daug drąsių dalykų darau. Ir galbūt irgi, kai klausimas, kodėl esi ten, kur esi, už tai, kad, drąsi esi. Aišku, kartais gauni per galvą ir labai sunku būna, bet
kažkas tai viduje yra, kas tiesiog stumia į priekį, aš padarysiu taip, nepaisant viso to, kad į mane žiūrės negerai, aš padarysiu. Tai tas ir toks atsparumo galbūt klausimas yra, gal nesureikšmint tam tikrų dalykų. Bet aišku, jeigu būtų kultūra palaikymo, tai būtų dar lengviau būti drąsiam. Ir man labai didelis buvo toks palaikymas iš kolegių, jaunų kolegių ir kolegų. Tarp kitko, labai sulaukiau daug palaikymo iš jaunų kolegų, kurie atėję, pasakė, labai gerai, kad parašėt, labai gerbiam už tai ir darykit tai ir toliau. Tai tas toksai matosi ir toks skirtumas, kartų skirtumas, kur, ta tolerancija, drąsai kalbėti šitą temą, jinai yra tikrai didesnė jaunosios kartos atstovų tarpe, o drąsiai kalbėti, aišku, tu rizikuoji būti ne tik tai susireikšminusią pavadinta, bet isteriška boba. Ir čia yra labai toks natūralus požiūris, kad vyras yra griežtas ir drąsus, o moteris vadovė tiesiog isterikuoja ir ten ar jai ten kažkokie hormonai ar dar kažkas. Tai vėlgi turėti drąsos, čia net ne drąsos turėjimas, nesureikšminti tų dalykų, nes svarbu labai suvokti vieną dalyką. Čia ne apie tave yra, čia apie tuos žmonės. Čia ne tai, kad tu tokia esi, čia taip, kaip jie galvoja, bet kartais labai sunku skirtumą pastebėti. Aš atsimenu anksčiau, dar kai buvo tie komentarai tokie leidžiami ir anoniminiai, ir kažkokį straipsnį ten parašai, ar kažkokį interviu duodi ir skaitai komentarus. Viešpatie brangiausias, aš galvoju, daugiau aš nieko nesakysiu, daugiau nieko nerašysiu, nes sužinai tiek apie save, kad niekada 100 metų nežinojai tokių dalykų. Tai tada meti skaityti ir labai svarbu suprasti, kad tikrai tai yra ne apie tave, apie tos žmonės, kurie patys turi labai daug problemų ir tas problemas tiesiog permeta bandydami piešti tavo vaizdą. Tai būti drąsiam, bet būti atspariam ir nesureikšminti dalykų. Ačiū labai, Margarita, už jūsų pasisakymą ir mūsų diskusija visai jau eina į pabaigą. Tai aš norėčiau po to pakviesti pratęsti prie kavos puodelio, bet dabar dar prieš pabaigą paprašysiu jūsų kiekvienos ir kiekvieno pasakyti po tokį baigiamuosius kelis sakinius. Mūsų diskusija visgi vadinasi investuojame į moteris, spartiname progresą. Tai kur investuoti linkite labiausiai, kad tas progresas būtų? Tai kol čia mikrofonas mano rankose, tai aš gal taip ir tą pabaigos sakinį atiduosiu. Tai man atrodo, kad šiai akimirkai investuojame į pasitikėjimą, bet į pasitikėjimą daryti veiksmus, priimti sprendimus ir matyti, kad kloti tam tikrą tokį tiek įstatyminį, tiek tam tikrą tokį struktūrinį gal pamatą dalykams rastis. Aš tikiu, kad raida tam tikra egzistuoja, tai jeigu mes savo šalyje esame tam tikram tokiam raidos etape, tai šis raidos etapas atneša tokius iš mano pusės reikalavimus arba nurodymus arba tam tikras tokias instrukcijas tam tikriems dalykams atsiras, dėl to, kad kai aš girdžiu žmonės šnekančius, jie šneka tą patį. Tai įvairovėje yra sinergija, skirtingumuose yra vertė, taip toliau ir panašiai. Tai jeigu oficialiai tuo tikim, tai tada kodėl mes, nedrįstam to paprašyti, pareikalauti arba padaryti. Tai matyt, kad tai, ką pasako viceministrė, man patinka labai. Direktyvos, kurios atkeliauja, aš jas remiu ir palaikau labai. Tai tik tai toksai matyt, kad gal drąsiau jomis naudotis ir nutiks tas stebuklas. Stebuklai nevyksta savaime, stebuklus kuria stebukladariai arba stebukladarės. Tai tam tikrą akimirką turėdami tas lazdeles pasiimkim ir tapkime to stebuklo dalimi. Man gal taip. Ačiū labai, Deividai. Prašau, paminėjote jau viceministrę, Justina. Aš tai, žinot, galbūt iš asmeninės tokios, nežinau, kaip sakot, ar čia blogas, ar čia geras, koks čia tas charakteris, bet aš tikrai visiems linkiu pirmiausia tai gyventi pagal savo muziką, nesistengti patikti ir įtikti,
Ir iš esmės turėti galbūt tą savo viziją ir nereaguoti tais atvejais, kai iš tikrųjų kažkas tai bando išmušti iš vėžių, nes čia nemoteriška ir čia nemoteriškai atrodai ir dar kažkas. Tai tiesiog turėti savo tikslą, turėti savo kryptį ir eiti pagal, kaip aš sakau, pagal savo būgnų ritmą žingsniuoti tuo taku. Nes matyt, moterim iškristi iš to paveikslo ar sudvėjoti ir suabejoti ir atsitraukti yra labai lengva. Bet tas turbūt disciplina ir tikslo matymas matyti yra svarbiausia, nesvarbu ar tai vyrai ar moteris, abiem lytim. Tai tiesiog gyvenki pagal savo muziką ir savo ritmą. Ačiū labai Jums, viceministrė. Būtų sunku užsienio reikalų ministerijoje karjerą padaryti. Bet ką Jūs tada palinkėsit? Ojojoj. Kolegiam ir kolegom diplomatam. Nejuokaujant, mes daug dalykų, mes labai daug kalbėjom, bet apie daug ką nekalbėjom, tame tarpe yra visiškai sutinku su viceministre. Dar didesnių, reiškia, diskriminacinių dalykų, kaip dabar amžiaus diskriminacija, kuri konkurencinėje aplinkoje darosi tiesiog plėšrus mūšis, be gailesčio, reiškia, kokia karta kokia. Ir taip toliau, mes nekalbėjom apie empatiją, apie emocinį koeficientą, kur pagaliau visi suprato, kad tai yra nemažiau svarbus, įskaitant ir verslo, reiškia, aplinką. Tiesiog vienas skaičius paskutinius 30 metų svarbiausiose, reiškia, pasaulyje dėrybose dėl taikos ar konfliktų pabaiga ir taip toliau, dalyvavo tik 13% moterų dėrybinių grupių. Tai aš manau, ir kaip mano kolega ir sako, aš esu visiškai įsitikinęs, kad jeigu moteris valdytų pasaulį, kaip Gimbutienės prieš istoriniais laikais, sako, mes neturėtumėm karų. Tai aš pritariu, tikrai man buvo labai įdomu, labai sveikintini mūsų vyriausybės žingsniai, bet aš grįžtu prie to, neišduokite savęs, negalima savęs išduoti, nes konformizmas turi ribą, užsibrėžkit savo raudoną ribą, nes kaip sako toks posakis prancūzų, reiškia, sako, yra labai daug būdų išlaikyti vyrą, bet galų gale, ką tu išlaikai. Tai lygiai tas pats yra daug būdų daryti karjerą ir taip toliau, bet galų gale, kas tu esi po viso šito. Tai čia toks, nežinau, poetiškas palinkėjimas, bet dėja mūsų ta, kaip realybė, tokia, truputį kitokia. Tai daugiau džiaugsmo ir šviesos, ir neišduokit savęs. Ačiū labai ambasadoriams už palinkėjimą ir profesorė Margarita Šešelgytė. Palinkėkit, ką nors mums trumpai pabaigai. Tai vienas dalykas yra taip, gyventi pagal save ir žiūrėti į lyčių lygybės, žiūrėti į pasaulį per lyčių lygybės akinius, nes mes daug ko nematom, yra daug skaičių, kurie plika akimi nematomi ir taip kaip pasaulis yra konstruojamas pagal vyrus, o ne pagal moteris, žiūrėti atvirom akim ir pastebėti tos dalykus tiem, kas neskaitė. Tai tikrai rekomenduoju knygą Nematomos moteris, kur yra nuostabi knyga ir aš jau domėjausi tą temą, kada skaičiau tą knygą, bet ir man atvėrė labai akis. Paprastuose gyvenimo etapuose, tai kad temperatūrų skirtumai ofise yra palankus vyram, ne moterim. Tokios detalės yra labai svarbios, tai žiūrėti į pasaulį atviromis akimis, pastebėti ir kalbėti apie tai, keisti. Ir dar vienas dalykas, čia jau nuo savęs, ir aš kuo toliau, tuo labiau suprantu šitą misiją, padėti kitom moterim, padėti jaunom moterim šalia. Aš auginu dukrą, kuriai yra 15 metų ir nepaisant, kad ta aplinka keičiasi, aš vis tiek matau, kad jinai dar daug susiduria su tais stereotipais, ypač išvaizdos klausimų, kokie reikalavimai keliam ir taip toliau. Aš matau, kaip jai sunku. Tai apie tuos dalykus irgi reikia labai stipriai kalbėti ir padėti kitom moterim. Ir ne dėl to, kad į pragarą neįtum, bet tiesiog iš solidarumo.
Ačiū Jums labai už palinkėjimą. Tai diskusija mūsų jau visiškai yra atėjo į pabaigą. Tai su mumis buvo Jolanta Balčiūnienė, Lietuvos ambasadorė UNESCO. Galim paploti visoms ir visiems. Justina Jakštienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Deividas Rafanavičius, vadovaujantis partneris CEO TeamD Partners. Profesorė Margarita Šešelgytė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė. Paplokim taip pat Užsienio reikalų ministerijai, kad subūrė mus ir už iniciatyvą. Ir eikime toliau investuoti į moterų progresą, prisimenant, kad labiausiai reikia būti savimi, nes visos kitos ir visi kiti jau užimti. Tai ačiū Jums labai ir pratęskime pokalbį turbūt prie sulčių ir kavos. Prašau. Ačiū Rugiliai.